mane, vargonininko sūnų, jaunuolį iš Dzūkijos, pastebėjo ir pakvietė į kunigaikščio Mykolo Oginskio orkestro mokyklą. Plungėje globojamas kunigaikščio išmokau groti įvairiais instrumentais, pradėjau komponuoti, laisvalaikiu piešiau. Ir kokią laimę, kai kunigaikštis Oginskis skyrė stipendiją studijomis Varšuvos konservatorijoje. Naujas miestas, nauji draugai, mokausi muzikos, lankau choro klasę, studijuoju astronomiją, filosofiją, gamtos mokslus ir jau kuriu savo muziką. Mano sonatos, fugos, preliudai skamba Varšuvos salėse. Miršta mano geradaris kunigaikštis Mykolas Oginskis. Lieku be pinigų. Reikia kažkaip išgyventi. Ne tik mokėti už nuomą, maistą, bet ir nusipirkti popieriaus, dažų, pastelės, nes vis labiau panyru į dailės pasaulį. Privačios muzikos pamokos mano išsigelbėjimas. Kuriu muziką, piešiu ir mokau muzikos Varšuvos turtingųjų vaikus. Pasakomis kultūrinius knygus. Ten manęs laukia ne tik mylimi tėveliai, bet ir pulkas brolių ir seserų. Jiems pasakoja apie Varšuvą, didmiesčio gyvenimą, kiek ten daug puikių koncertų, parodų, koks įdomus gyvenimas. Brolius moko muzikos ir daug piešiu. Koks gražus tas tėviškės peizažas. Gyvenimas mane nubloškė į Vokietijos miestą, Leipzigą. Nauja konservatorija, nauji dėstytojai. Kuriu muziką ir lankau Europos muziejus. Kiek įdomių dailininkų, įspūdingų ir sukrečiančių darbų. Mano dailės albumas taip pat jau nemažas. Surengiu savo darbų parodą dailės mokykloje. Vis dar sunkiai suduriu galvą su galu. Todėl išgaliu piešti tik su pastele. Aliejinių dažų neįpirku. Mane pastebi kaip dailininką. Broliui Povilui rašau laišką ir džiaugiuosi, kad sukūriau jau 64 darbus. Apie mane parašo Vokietijos laikraščiai. Laikas paveikslus parodyti ir Lietuvos meno gerbėjams. Su bičiuliais organizuoju pirmąją Lietuvos dailės parodą. 1907 metai. Vilnius. Čia valdomi ir mano darbai ir čia sutiku savo gyvenimo meilę, Sofiją.
Meilė Sofijai, dailiai, muzikai svaigina, bet ir toliau sunku su pinigais. Grįžtu į Vilnių, čia diriguoju chorams, vėl vedu privačias muzikos pamokas. Vieni mano paveikslai žavisi, kiti vadina keistuoliu ir pamišėliu, bet tai mano pasaulis, begalinis ir didingas. Vedu savo mylimąją Sofiją. Mano mylimoji Sofija visai mane palaiko. Pradedu kurti naujas simfonijas. Per pusmetį nutapau 50 paveikslų. Kartu važiuojame į Peterburgą. Ten daug lietuvių dailininkų ir kompozitorių. Gal ten mane geriau supras? O taip, mano darbai eksponuojami Peterburgo dailininkų parodoje. Keletas nusiunčiami net į Krokuvą. Pagaliau mane pastebi Europa. Aš pastebėtas, tačiau dirbu kaip pamišęs. Bet mano palydovas nepriteklius, visada šalia. Kaipgi pragyventi? Vėl privačios pamokos, dirigavimas chorams, nauji muzikos kūriniai. Dažniausiai valgau tik kartą dienoje, grįžęs į savo nešildomą kambarį. Jaučiu, kaip slenka mano jėgos. Gydytojai konstatuoja didelį pervargimą. Kartu su Sofija grįžtame į Druskininkus. Gal tėviškės oras padės atgauti jėgas. Beje, bičiuliai išrūpina gydymo sanatorijoje. Čia mane pasiekė laiškai iš įvairiausių parodų. Mano darbai rodomi Rygoje, Maskvoje, Vilniuje. Labiausiai pradžiugino laiškas iš Lietuvos. Mums gimė dukrytė Danutė. Beje, man bus nepatikėtus pamatyti. Čiurlionis mirė Lenkijoje sanatorijoje. Jam buvo 36 metai. Čiurlionio pagrindinis žodis gyvenime buvo ne pyk. Jis jį kartojo savo bičiuliams, draugams, mokytojams, savo laiškuose. Šitas žodis yra pasirinktas raktiniu žodžiu ir minint šituos ypatingos Čiurlionio metus. Puikus žodis ir aš manau, mes jį tiesiog visi galima pakartoti. Taigi, ne pyk. Drąsiau, ne pyk. O dabar taip labai subtiliai, taip kaip atsiprašytumėt geriausio draugo. Čiurlionio darbuose visada buvo daug simbolių. Vienas, pabandysiu pacituoti jo mintis. Čiurlionis sakė, aš visada
matau skaisčią saulę, kuri kartais degina kaip ugnis, kartais labai labai žleidžia, o kartais šildo savo skaisčiais spinduliais. Kai saulė nusileidžia, mūsų žemę globoja mėnulis. Atsiprašau, kažkur mėnulis užstrigo. Mūsų žemę globoja mėnulis. Tas paslaptingasis pasaulio. Tas paslaptingasis pasaulio sargas. Kurgi mėnulis? Na ir aukštai aukštai visada spindi tūkstančiai žvaigždžių. Žvaigždėse, tose nepriepiamose galaktikose susitinka mūsų mintis. Ir kada Čiurlionis buvo toli nuo savo artimųjų, nuo savo mylimosios, jisai sakydavo, žiūrėkime į žvaigždės ir mylėkime vienas kitą. Ten susitinka mūsų širdis. Na ir aišku, Čiurlionį be galo didelį įspūdį darė jūra. Jisai sakė, didinga, pragaištinga, kartais rami, kartais putojanti. Na, o tos bangos sukuria tokį garsą, kad nieko daugiau nesinori, tik tai kurti muziką. Taigi, saulė, žvaigždės, bangos buvo Čiurlionio įkvėpimo šaltinis ir jisai, kaip mažas laidelis, blaškėsi šitam didingam vandenyne. Jisai rašė savo Sofijai. Kartais jaučiuosi visiškai mažutis, o kartais didingų šio pasaulio laivų. Na, o visą gyvenimą Čiurlionį lydėjo muzika. Taigi kviečiu dabar mūsų muzikantus